Sveiki visi, su jumis ir vėl sveikinasi Giedrė ir Ieva ir tinklalaidė Vaisingumo šaknys. Labai norime pasidžiaugti visais, kurie dalinasi mūsų podcastu, kurie laikina, kurie paspaudžia tą prenumeravimo mygtuką. Tie didėjantis, kad ir maži skaičiukai, bet vis didėjantis, mums labai atneša daug džiaugsmo ir motyvacijos daugiau apie tai kalbėti, rodo, kad ši tema jums yra aktuali. Taip pat norime padėkoti visiems, kurie mus remia, palaiko Patreon platformoje. Tai būtent ten padovanotas tas jūsų kavos puodelis per mėnesį labai mums yra svarbu ir labai prisideda prie šios iniciatyvos gyvavimo. Ir be to ten visi, kas prisijungia, gauna papildomos medžiagos, taip pat netgi turi galimybę pasirinkti temą, pagal kurią bus padarytas įrašas Vaisingumo šaknų platformoje bei net mūsų šis podcast'o epizodas. Ir be to, Patreon platformos pagalba mes taip pat siekime suburti tokią uždarą bendruomenę, kurioje saugiai galima būtų dalinti savo klausimais, patirtimis, informacija ir panašiais dalykais. Tikrai taip. Na, o šį kartą kalbėsime būtent tema, kuri labai svarbi einant visą šitą nevaisingumo kelionę. Tai yra psichologiniai aspektai, emocijos, kurios ištinka žmonės gavus nevaisingumo diagnozę, bei einant šitą visą gydymą, kaip su to susigyventi ir kaip neprarasti vilties. Na, o šią temą pakalbėsime šiandien su mūsų viešnia, reprodukcinės sveikatos psichologe Romena Kačinienė. Sveiki, Romena. Sveiki, laba diena visiems. Labą dieną, Romena. Gal pradžioje ir norėtume paklausti apie jūsų kelionę šitoj būtent srity ir nuo ko viskas prasidėjo. Labai įdomu būtų išgirsti jūsų istoriją. Na, kažkokios tai ypatingos, pompastiškos istorijos ir nėra. Tiesiog mane visada traukė tokie įdomesni, sudėtingesni keliai, kai aš pradėjau dirbti. Tuo metu nebuvo jokios specializuotos psichologinės pagalbos poroms susidurinčioms su nevaisingumu. Ir aš turbūt kaip ir dauguma jaunų žmonių tada mirkau forumuose, mačiau kaip moterims skauda, įsitraukdavau į pokalbius, pamačiau kaip tai padeda ir pamažu tai virto mano darbu. Vaisingumo asociacija dar pakvietė bendradarbiauti, sukūrėme vieną kitą projektą ir šiandien esu ten, kur esu. Ir labai smagu, kad jūs būtent čia ir esate, nes tikrai šita problema vis dažnesnė ir vis dažniau pasitaiko ir ypač psichologinė pusė yra gal tokia kartais pamirštama, nes kai gydytojai ir patys žmonės gal labiau koncentruojasi į tos medicinius nevaisingumo aspektus, tai yra tikrai pamirštamas tas psichologinis poveikis, o mes visi žinome iš visų kitų savo gyvenimo, sakykime, įvykių, kad psichologiniai dalykai labai, visi tie dalykai, kurie vyksta mūsų gyvenime, paveikia mus ir psichologiškai, ir emocinė ta būsena yra labai svarbi mūsų pačiai sveikatai. Tai gal nuo to ir pradėkime, kokios yra pagrindinės tos stadijos nevaisingumo, kai žmogus susiduria su nevaisingumu, ką jis praeina, kokios tos emocijos būtų pačioje pradžioje. Nevaisingumas labai dažnai žmonėms būna tokia pati pirma, tokio gilumo krizinė situacija, tokio gilumo mažai kontroliuojama situacija. Ir mes šiaip gyvenime įpratę turėti tikslą, susiplanuoti, siekti to tikslo, džiaugtis rezultatais, tada vėl kelti kitą tikslą ir taip judam per gyvenimą. Čia yra tokia situacija, kur mes galim labai daug įdėti, labai stengtis, bet tas rezultatas nebūtinai ateina taip greitai, kaip mums norisi. Ir dėl to ši situacija yra tokia labai stresinė ir su tuo susiję daug jausmų ir nerimas, beviltiškumas, bevertiškumas, kaltė, gėda, žodžiu, visas komplektas. Apie kiekvieną jausmą turbūt atskirai galima atskirus pokalbius daryti, o atsakant jūsų klausimą apie stadijas,
tai nevaisingumas yra netektis ir eina visi netektį lydintys jausmai, gedėjimo etapai. Ir visos poros, visi žmonės tuos etapus pereina, vieni greičiau, kiti lėčiau, vieni užstringa, kiti kažką peršoka. Tai tie etapai yra, pirmiausia, kai sužinom, pastebim, kad nepavyksta susilaukti vaikų, pirmiausia, neigimas, mums sunku patikėti, kad nepavyksta toks regis paprastas dalykas, kuris visiems, ir yra, nusičiaudėjo ir yra, mums niekaip nepavyksta. Tai va, kurį laiką žmonės neigimo stadijoje gyvena, bando pastoti spontaniškai, nesikreipia į gydytojus. Ir tuomet, kai visgi pastebi, kad kažkas gal ir ne, tada ima pykti, kaip čia taip nutiko, kodėl man, kodėl visiems taip greitai, o man vis dar ne. Ir kai žmogus praeina pyktį, tuomet pereina į kitą emocijų etapą, į derybų stadiją. Tada toks yra dalinis priėmimas situacijos ir žmonės galvoja, okei, turiu kažkokių rūpesčių, vienokių ar kitokių reikia kažką daryti. Pradeda ieškoti gydytojų pagalbos arba savo kokias tai priemonės, galbūt natūralias taiko. Ir tuomet, jeigu visgi vis tiek ne, tuomet ateina liūdesys. Tuomet ateina liūdesys, neviltis, beviltiškumas ir kartais tas liūdesys gali perėti ir depresiją. Ir jau tie patys skaudžiausi momentai, kai jau jums būna labai, labai, labai skaudu, tai yra pirmas ženklas, kad tuo įvyks priėmimas. Pati didžiausia duobė būna prieš priėmimą. Ir paskutinė stadija gedėjimo yra situacijos priėmimas. Tai jokių būdų, pacientai labai bijo šito žodžio, ką tai reiškia priimti. Viskas, gyvensim dviese, nebesigydysim ar čia kaip. Priėmimas yra truputį kas kita. Priėmimas tiesiog yra susipažinimas, susidraugavimas su savo liga. Priėmimas, kad aš turiu rūpesčių, mes lygiai taip pat gydomės, tik tai tiesiog galbūt siekiam savo tikslo ramiai, planuotai, nebedaužom taip stipriai, kaip aš sakau, galvos į sieną. Tai tokios yra stadijos gedėjimo, šiaip jos nebūtinai nevaisingumo būna ir visas kitas krizinės situacijas labai panašias tokias stadijas mes pereinam. Taip, Klausau, Giedra. Aš jūsų klausau ir galvoju pati, kurioje aš čia stadijoje dabar esu. Nes aš galvoju, kai jūs pasakot apie tą derybų stadiją, tai man tada pasirodė, kad kai žmonės daro viską, ar ne, ten, aš atsimenu, atsisakiau kavos, ten, ko tik nedarai, žmonės netgi nustoja gliuteiną valgyti, eina į akupunktūrą, viską daro, atrodo, viską daro, kad tik padėtų. Ir jo. O būna visaip. Padeda. Kartais, iš tikrųjų, kad įvyktų pastojimas, nebūtina visas tas stadijas praeiti. Pastojimas gali bet kada įvykti. Ir derybų stadijoje, ir liūdesio stadijoje, bet kada. Ir aš manau, kad žmonės irgi skirtingai, ar ne, priklauso nuo to, kur tu esi tame nevaisingumo etape, ar tavęs laukia IVF, ar dar, ar jau kaip ir išnaudoja visas savo galimybės ir neturi nei finansiškai ir tada, tiesiog tikrai manau, kad tas susitaikymas galbūt negali ateiti, jeigu yra dar kažkokios tai vilties, nes kol yra viltis, tai ar kaip jūs galvojat? Iš tiesų, žinokit, būna, kad mes per tas stadijas aukštyn žemyn šiek tiek pasivaikštom, ar ne, būna kažkokia netektis, kokia tai tarpinė krizė įvyksta, būna atkritis, ne, mes vėl imame pykti, mes vėl imame dėrėtis su naujais iššūkiais, su naujais dalykais ir vėl pereinam per liūdesį ir vėl tampam ramesni. Bet jo, iš tiesų, viltis tai didelis dalykas. Yra, kiek skaičiau literatūros, tai yra manoma, kad net jeigu mes įsivaizduojam, kad viskas įvyko priėmimas, nusprendėm gyventi
dviese arba įsivaikinti vaikutį, ar ne, vis tiek moteris, kol dar yra vaisingo amžiaus, kol dar yra nors menkutė tikimybė pastoti spontaniškai, vis tiek ta antrinė mintis visą laiką, tokia mažytė viltis visada būna. Ir niekas neturi teisės iš moterų atimti vilties, jinai labai svarbi ir gyvenime, ir gydymosi procese. Ne veltui sako, kad viltis miršta paskutinė. Bet gal ir neturi mirti. Aš galvoju, ar šitas priėmimo stadija, ar būtinai tai turi reikšti, kad viskas jau priėmėme tai, kad niekada neturėsime vaikų. Gal tai gali reikšti, kad priėmėme, kad gali būti sunkiau susilaukti tų vaikų, bet neprarandam dar tos vilties. Taip, jūs visiškai teisi, aš kaip priminėjau, priėmimas tai yra tiesiog pripažinimas, kad aš turiu diagnozę. Nes tarkim, sakau, pradžioje būna neigimas, ne, aš nesvarbu, man viskas gerai, aš tik turiu laikinų galbūt sunkumų, ne? O priėmimas yra jau tokia situacija, kada aš tiesiog susidraugauju, atrandu ryšį, kontaktą, ne, su savo kažkur pasidedu savyje į vietą savo tą diagnozę ir tiesiog žygiuoju per gyvenimą, bet jokių būdų nereiškia, kad viskas, aš nieko nebedarau. Ir aš kaip tik ir skaičiau, kad būtent tas susidraugavimas ir tas, priėmimas, kad mes nesistengiam kažkaip ir savęs jau kaltinti ir sakyti, kad aš čia kažkuo prastesnė, kad aš negaliu, bet tiesiog susitaikom, kad yra va tokia diagnozė, kaip kad bet kokios kitos, sakykime, ligos gal diagnozė ir tiesiog stengiamės su tuo toliau gyventi, toliau eiti gydymus ir tai taip pat buvo nustatyta, kaip, kad šitos būtent moteris ir šitos poros, kurios su tuo susidraugauja, kaip kad sakėt, Romena, tai jam ir lengviau visą tai praeiti ir mažiau to tokio paties psichologinio streso iš viso to išeina. Taip, su nevaisingumu, matote, yra tokia situacija, kad užburtas ratas gaunasi, ir ne, kad nevaisingumas pats yra labai didelis stresorius, stipri krizinė situacija ir streso įtakoje mums yra sunkiau pastoti, nesvarbu ar spontaniškai, ar gydymo procedūros vis tiek tikimybė mažėja, tyrimų yra daugybė padaryta apie tai. Ir tada dar sunkiau būna, tada dar didesnis stresas, o dar didesnio streso dar sunkiau pastoti ir užburtas ratas, o dar plius, kur bendrai visi kiti gyvenimiški stresoriai. Taip, vien susijęs su to pačiu gydymu, taip ir tas vaistų šalutinis poveikis, yra tos visos baimės, kai jau eina tą patį gydymą, tai kaip tie vaistai paveiks, ar užteks pinigų, ar užteks santaupų, kiek čia kainuos viskas, kiek čia viskas tęsis, yra neaiškus vis dėlto tie rezultatai, ar pavyks, ar nepavyks galiausiai, tas toks, nėra tas gydymas 100% visą laiką ir mes negalim būti tikri, kad būtent su šituo, sakykime, metodu pavyks. Vieniem pavyksta, kitiem ne ir tas toks, jau vien ir natūraliai pastoti nėra čia toks 100% dalykas ir nors ir nėra jokių, sakykime, sutrikimų, vis tiek retai būna, kad iš pirmo mėnesio, pirmo karto iš karto ir pavyksta taip, nes tie procentai vis dėlto nėra 100%. Nėra kiek 15-20, ar ne? Nes sveikai porai įprasto ciklo metu tikimybė pastoti yra 15-20, nėra čia toks didelis 100%, kaip jūs sakote. Aš tai galiu pasidalinti, kad man galbūt daugiausiai streso kėlė ta nežinomybė, kad nežinai iš vis, ar tu gali, ar tu kada nors pastosi, ar nepastosi, turėsi vaikų ar ne, nes visą tai tą dieną, kai tu pastoji ir žinai, kad turėsi vaiką, tai tarsi gyvenimas visiškai užtinkuom apsiverčia. Viską reikia pergalvot savo finansus, pergalvot savo kitus sprendimus, darbą, kur tu dirbi, kur tu gyveni. Ta prasme, viskas keičiasi tą akimirką. Ir ta nežinomybė, aš pamenu, man bent jau asmeniškai buvo sunkiausia, nes aš tuo metu vis atidėliojau keisti darbą, nes laukiau, pastosiu, išeisiu motinystės atostogas ir tada jau aš keisiu darbą, o kaip nepastoji, vis ir užsibūni ir viskas tarsi sustoja, gyveni tokiam sustojusiam pasauliu, kur visi kiti atrodo eina į priekį, kažką daug kas aplinkui, pavyzdžiui, apneštėja ir ten susilaukia vaikų vis tame kaip to limbo
esi ir nieko negali su to padaryti tarsi, nes kad kiek eitum pas akupunkturistą ar tam pas kažką, nu tarsi nieko negalės tiek padaryti, realiai. Ja, kaip aš ir minėjau, mažai kontroliuojama situacija, ypač skaičiau tyrimų, kad ypač toms moterims, kurios yra siekiančios, orientuotos į rezultatą, sėkmingos gyvenime, viskai pratusios pasidaryti, būti pirmos, joms yra sunkiau įveikti nevaisingumo stresą, nes, kaip jūs sakot, nieko. Viską darau, bet nepavyksta. Tai turėkit omeny, kad net jeigu nepavyksta, vis tiek yra žingsnis į priekį, visi tie dalykai, ką jūs darot. Ir akupunktūra, ir mityba, ir sveika gyvensena, viskas, ką jūs darot, tai yra vis tiek žingsnis link. Niekas negali duoti 100% garantijos, joks gydytojas, joks psichologas, ne vienas, ar ne, bet tai yra žingsnis link. Tai tiesiog suprantu, ką sakot apie tą sustojusį gyvenimą, bet vis tiek branginkite tai, ką darot, kiek investuojat, kiek atiduodat, nes tai yra svarbu, tai yra žingsnis į. Tam tikra prasme nevaisingumas gal yra toks mokinimasis paleisti kontrolę. O taip. O taip. Ir kaip tai sunku iš tikrųjų, labai mums sunku yra išmokti, kažkaip paleisti tą kontrolę, nes mes tiek esame pratę viską kontroliuoti gyvenime, man taip atrodo. Ir kai atsitinka, dėl to ir yra tokia traumuojantis dalykas, kai kažkas atsitinka tokio netikėto, išmuša iš vėžių, dėl to visi ir sako, išmuša iš vėžių, taip, nes mes esame pratę to savo vėžėse būti ir eiti tą pačią kontroliuojamą linkme, kontroliuojamą savo kažkokią dienotvarkę. Ir štai kažkas atsitinka ir išmuša mus iš tų vėžių, kur gali tikrai paveikti stipriai. Dar norėjau paklausti apie gynybos mechanizmus, Romena, nes aš pati jaučiu, kad įsijungia kažkokie tai procesai, aš nežinau, aš juos vadinu gynybos mechanizmais, kurie tarsi padeda man išgyventi tą visą chaosą ar nežinomybę, tą stresą, tarsi nukelt kažkur, kaip žinot, kai karys ten išeina į karą, jis negali tiesiog jausti tuo metu ar kažkaip, nes tada labai sunku bus kariauti ir taip toliau. Ar tiesa, kad ir nevaisingumo procese būna, kad žmonės turi įvairių gynybos mechanizmų arba įsijungia įvairius gynybos mechanizmai, kurie padeda ar trukdo gal su tuo susigyventi? Pirminis tikslas gynybos mechanizmų ir yra, kad pagelbėtų, kada, kaip jūs sakot, kažkokia situacija labai yra sunki, sudėtinga, per sunki pakelti mums, tada mes naudojam tam tikrus gynybos mechanizmus, iš esmės jų funkcija yra teigiama, mūsų apsaugoti. Tik tai tuomet, kada jie pradeda vyrauti ir kada ima viršų ir mes nebematom realybės, tai tada reiktų kažkaip atpažinti juos ir su jais dirbti. Kalbant apie nevaisingumą, ši krizė nėra kažkokia ypatinga, kalbant apie gynybos mechanizmus, ar ne, nėra tam tikrų mechanizmų būdingų būtent nevaisingumui. Čia gal tiesiog nuo asmenybės priklauso. Vieni žmonės bet kurioje krizinėje situacijoje vienas mechanizmus taiko, kiti žmonės kitus. Tai vienas, tas, apie kurį mes jau kalbėjom, apie neigimą, vienas iš tokių gynybos mechanizmų labai dažnai naudojamų, čia stručio, įkišam galvą į smėlį ir įsivaizduojam, kad problemos nėra, dar stručio mechanizmo, žodžiu. Dar kas racionalizacija, kada žmonėms iš vis labai sunku priimti situacijas, kai nėra paaiškinimo. Ir tokie atvejai, tokios ligos istorijos, kada nepastojimo priežastis yra neaiški. Tada labai norisi surasti tą priežastį ir kažką ten susigalvoti, surasti kokį tai paaiškinimą, nes taip tarsi saugiau ir taip tarsi sukuriam iliuziją, kad kontroliuojam tą situaciją, ar ne? Tai kažkaip įdomiai savo pasiaiškinam tą ligą, tai racionalizacija,
Arba galim sakyti, kad vaikų nenoriu iš vis. Bet gal nesiseka, tai galbūt aš tada, gal man ir nereikia, gal nenoriu vaikučių, tai va irgi racionalizavimas. Arba nelemta. Arba nelemta, taip, kažkaip sakau, reikia savo pasiaiškinti, vyras ne tas, ar ne, galbūt kažką ten padariau negero prieš kiek tai metų, nesisaugojau ar panašiai. Daug yra kompensacija, tarkim, vienas iš gynybos mechanizmų, kai nepavyksta susilaukti vaikučių, tada moteris neria į karjerą ar dar į kažkokius didelius projektus, bet iš esmės tie projektai yra gerai ir yra gražu, bet jeigu tai yra būdas pabėgti nuo savo jausmų, nuo to, kad reikia išspręsti kažkaip tą situaciją, tai tada jau nėra gerai. Dar yra, labai dažnai pasitaiko projekcija, kada mums yra sunku pripažinti tam tikras savo mintis ir jas mes priskiriam, tarkim, partneriui. Pavyzdžiui, būna kalbam su poromis ir moteris sako, aš tai daryčiau pagalbinį apvaisinimą, bet vyras nenori. Ar vyras ten bijo, tarkim, ar ne, kalbam, o vyras jokių panašių minčių neturi. Tiesiog moteriai yra sunku pačiai priimti tą savo dalį, kuri bijo, kuri nenori, kuriai nedrąsu ir tada projektuoja vyrą, čia vyras bijo, ar ne? Ar ten apie įvaikinimą. Aš tai įsivaikinčiau, bet partneris ne. Perkelimas gali būti, kai, tarkim, po nesėkmingo, tarkim, gydymo sužinom neigiamą rezultatą, verdame liūdesiu, verdame pykčiu ir tada visą savo pyktį ant ko? Tai ant to, kuris yra šalia. Iš tikrųjų mes pykstam ant situacijos, pykstam ant to, ant nevaisingumo, kad nepasisekė, bet kenčia tie žmonės, kurie yra šalia, kurie patys artimiausi. Daug yra išstumimas, pavyzdžiui, vėlgi kaip gynybos mechanizmas, būna, kad, tarkim, dirbam su moterimi ir, nevyksta, kažkaip nevyksta, nori gydytis, bet nesigydo, lygiai ir kažką daro, bet nedaro. Ir dirbam, paaiškėja, kad giliai viduje yra mažutė asmenybės dalis, kuri nenori vaikų. O nenorėti yra taip negražu mūsų visuomenė, ar ne? Ir ta dalis yra išstumta, užslopinta, užspausta ir mes visiems sakom, kad norim, kad siekiam, stengiamės, o ta mažulytė nuslopinta dalis maištauja, jinai kaičia pagalius į ratus ir procesas nevyksta, arba mes procese būnam viena koja. Ir tada terapinio tokio darbo metu paaiškėja įvairiausiai išstumimai. O dar tada norėjau paklausti dėl šito būtent nenorėjimo vaikų. Ar čia ir būna, kad kažkoks yra psichologinis dalykas, kurį po to išsiaiškinus ir gal išsigydžius, kaip sakant, supratus, jis ir praeina, ar vis dėlto gali būti toks, tiesiog nenori ir tai yra normalus dalykas, nes aš asmeniškai, sakykim, pati turiu draugių, kurios sako, kad nenori ir sako, aš tikrai niekada nenoriu, bet yra labiau toks, kaip pasakyti, kažkokia praeities dalykas, dėl ko jos nenori. Jeigu man visada, kai kas nors teigia, ką nors labai kategoriškai, tarkim, nenoriu, tikrai nenoriu ir niekada ne. Man tada visada, ir man ir turbūt visiems kitiems psichologai neštėtų pakrapštyti, kas tai yra, jeigu taip kategoriškai, jeigu taip, tai tikėtina, arba labai labai noriu, trūks plyš, man reikia pastoti ir taškas, kai tokie kategoriški žūtbūt teiginiai eina, tai kodėl, patyrinėti kodėl. Nes, kaip jūs sakot, iš tikrųjų tai gali būti gynyba. Labai dažnai būna gynyba tokia, kad ne tai, kad aš nenoriu būti mama, bet labai dažnai, kad aš nenoriu būti mama kaip mano mama.
Šita matrica labai dažnai eina, ar ne, arba jeigu traumuojančių kažkokių yra patirčių apie nėštumą, apie gimdymą, irgi tai gali būti paslėpta tokia formulė, kad aš nenoriu gimdyti arba aš nenoriu tiesiog kūno pokyčių, nenoriu prarasti karjerą ir panašus dalykai. Žodžiu, tai yra kategoriškas, ne, aš visgi tyrinėčiau, apie ką tai yra. O kaip jūs sakot, kas atsitinka, kai mes tos išstumimus atrandam, tai labai įvairiai. Tas toks atpažinimo momentas, atradimas, kad, kažkuri dalis manęs gal nelabai nori. Ir mes tada tyrinėjom labai įvairiai, išsiriša šitos situacijos. Kartais ta dalis taip sustiprėja ir moteris pasako, aš visgi nenoriu. Nenoriu. O kartais išaiškėja, kodėl nenorime ir mes tada kažkaip susidraugaujam su ta dalim, pažiūrim, patyrinėjom tas priežastis, baimės galbūt, įveikiam jas. Ir tada nenorėjimas tampa norėjimu. Žodžiu, įvairių istorijų yra, sunku atsakyti, bet visada, jeigu taip kategoriškai jaučiat, kad kažkur linkstate, kažkuria pusė, aš tyrinėčiau, apie ką tai yra. Vienareikšmiškai. Pritariu. Man atrodo, kad tą psichologinę pusę labai svarbu patyrinėti. Nes tai gali būti, kaip ir anksčiau mes ankstesniuose epizoduose kalbėjome, tos ne biologinės, bet fizinės priežastys, ar ne? Bet aš garantuoju, kad yra irgi dalis atvejų, ypač ten, kur yra nenustatytas nevaisingumas ar neišaiškintas nevaisingumas, kad gali būti, kaip ir jūs minit, įvairius blokai, stresas ar ne, neįsisąmonintos įvairios galbūt traumos ar neįsisąmoninti tie psichologiniai procesai, kurie trukdo pastoti. O mes kalbėjome apie šitą visą nevaisingumo tarsi ratą uždarą, iš kurio labai sunku išeiti ir kad viskas tampa tiesiog apie tą patį nevaisingumo gydymą, apie tai, kad gal dabar jau susilauksim kitą mėnesį, gal atidėkim šitas visas keliones, gal nemesiu darbo, kuris man nepatinka, nes galbūt susilauksiu, galbūt pastosiu. Ir kaip išeiti iš šito viso, nes tai yra viena iš tų didesnių problemų, kur žmonės susiduria ir sako, kad labai sunku ištrūkti iš šito uždaro rato ir gyventi tą savo, visą kitą gyvenimą, pajausti savo kitas pusės. Iš tiesų, niekaip kitaip dalykai nepasidaro gyvenime, kaip tik tai juos darant. Ir pirmas žingsnis yra atpažinimas. Jeigu jūs jau atpažinote, tai jūs jau esat pokyčių kelyje, nes būna žmonių, kurie tiesiog sukasi kaip voverės rate ir net pažįsta. Ir tarkim, aš ten terapeutas, psichologas sako, sustojam šiek tiek, pažiūrėkim, jūs lėkit ratuku. Jau taip turi būti, žodžiu, net pažįstam. Tai tuomet, matomai, reikia ir mes tuomet iš šono nelabai ką galim ir padaryti. Žmogui pačiam turi ateiti tas suvokimas, pajautimas, kad aš sukuosi rate. Ir kaip jūs sakot, jau kai atpažįsta, tuomet viskas, tai yra pirmas žingsnis į sveikimą. Ir nieko čia kito nėra ką daryti, kaip tik tai tiesiog susigrąžinti. Aš tai vadinu tokiu šaldytų, sustabdytų gyvenimu, kada mes daugelio dalykų atsisakom dėl nevaisingumo, tai kito kelio nėra, kaip tik tai vėl sugrįžti į tą gyvenimą, prisiminti, kas jums svarbu, prisiminti, ką veikėte iki šiol, nes nevaisingumas yra vaikai, yra dalis jūsų gyvenimo, jūs be vaikų planavimo, juk kitose srityse jums tikėtina viskas nuostabiai sekasi. Jūs esat puikios dukros ar sūnus, esat darbuotojos, nežinau, kas ten direktorės, menininkės, dar kažkas, tai nevaisingumas turi tokį polinkį išplisti į kitas gyvenimo sritis. Tai jūs atsiminkit, kad jums nepavyksta pastoti. Bet visą kitą jums pavyksta. Viskas jumis gerai, jūs šaunuolės esat, tik tai pamiršote tai. Sugrįžti prie to, atgaivinti, vėlgi sugrįžti prie santykių su partneriu, be to, kad jūs planuojate vaikus, jūs ne tik esat būsimi tėvai, bet jūs ir
partneriai esat, gyvenimo draugai, jūs kažkaip gyvenate iki vaikų planavimo, kažką veikėte, kažkokį laisvalaikį turėjote. Tai vat, tiesiog įtraukti į dienotvarkę tos dalykus, nepamiršti jų sąmoningai, iš pradžių galbūt šiek tiek dirbtinai gali atrodyti, kada mes tikslingai jos susiplanuojam, bet pamažu, tai praktikuojant, nubunda vėl tie vidiniai dalykai, kažkokie įgūdžiai, gebėjimai. Ir tokie klausimai įdomu, aš sulaukiau, vyras klausė, sako, ką daryti, moteris labai liūdna, užsisukusi nevaisingume, aš bandau ją ištraukti iš to liūdesio, sako, kaip geriau, ar bandyti pralinksminti, bandyti ištraukti, ar leisti ją išbūti. Tai noriu pasakyti, kad jeigu moteris yra tam gedėjimo etape, tai labai sunku ją ištraukti. Jinai turi išgedėti, išliūdėti, turi ateiti metas, kad jinai nors truputėlį parodo noro vėl kažką daryti. Na ir tada jau čiupti ir stengtis praktikuoti, tai tempti iš namų savo partnerę, tarkim. Bet iš tiesų sunkokas iš to rato išeiti, kol mes tame gedėjime esame, reikia išlaukti matomai. Tai yra labai svarbu duoti laiko tam pačiam gedėjimui ir savęs gal ir neskubinti, nes tikriausiai ir patys save galim skubinti, kad, ko tu čia gedi, gal jau eik į priekį. Reikia išlaukti ir kiekvienam skirtingas tas laikas, kiek mums reikia. Tai žodžiu, tokia dviprasmiška situacija. Iš vienos norisi, kad kažkaip sugrįžtų tas įprastas gyvenimas, nes tai yra mūsų resursai. Tai yra mūsų resursai, jų mums reikia. Tiek bandant pastoti, tiek gydymo procedūroms, mums reikia tų resursų. Jeigu mums sunku, mes dar atimam iš tavęs visą gyvenimą, tai iš ko semtis? Tai sakau, dviprasmiška situacija. Iš vienos pusės norisi kuo greičiau, kad pacientai susigrąžintų tos resursus. Iš kitos pusės, jeigu tai yra gedėjimo laikas, jeigu yra sunkus laikas, labai svarbu išbūti ir tada atsiranda savaime noras judėti prieki. Bet kaip girdžiu, tas pirmas žingsnis tai yra atpažinti, kad užsiciklinai, atpažinti, kad yra tas tunelinis mąstymas, ar ne, kad tarsi jau niekas kitas gyvenime tampa nesvarbu, tik tai šitą tikslą reikia pasiekti. Ir manau, kad atpažinti tai yra labai svarbu ir dėl tų visų stadijų, ar ne, kad gali ir labiau priimti, kai žinai, kad čia truputėlį gal. Ir kaip mes pykstam ant kitų, kurie atpažįsta, paprastai partneriai būna, kurie iš šono mato, ar ne, tai tada pyktis kyla. Sako šalia esantis žmogus, kad žiūrėk, tu sukiesi. Ne, man viskas gerai. Taip, iš tikrųjų žmogus pats turi ateiti iki tos situacijos. O tai gal tada būtent apie tos santykius su partneriu yra kitas tas toks svarbus klausimas, daugam iškylantis, ar čia, nes bijoma, ar tai gali kažkaip paveikti tos pačius santykius, kad gal būtent dėl to mane paliks vyras, kad aš čia negalėsiu jam vaiko pagimdyti, arba atvirkščiai, gal, taip pat ir vyro atveju, jeigu vyras yra nevaisingas, gal moteris susiras kitą vyrą, gal yra kažkokie tokie. Aš manau, tai yra dažnas klausimas, tikriausiai, Romena, ir jūs susilaukėt šito. Iš tikrųjų, ta statistika skyrybų nėra didelė. 0,7%, bet nėra didelė iš tiesų, bet krizinė situacija, bet kuri, ne tik nevaisingumas, jinai tvirtus santykius dar labiau sustiprina. O jeigu yra kažkokios silpnesnės vietos, klibančios vietos, tai jas išryškina. Ir tada, žmonės renkasi, ką toliau daryti, kai išryškėja silpnos kažkokios grandys santykių, tarkim, palaikymo stoka, ar dėmesio kažkokia ten stoka, arba, tarkim, partnerio užsisukimas darbe, įvairūs ten dalykai būna, tai kada krizinės situacijos išryškina, tada poros
yra kažkaip tai įmestos, priverstos spręsti tuos dalykus, nes šiaip kasdienybėj mes nematom. Na, kažkaip prisitaikom, viskas gerai, gyvenam, o kai krizinė situacija, mums tada pritrūksta kantrybės tuos dalykus toleruoti, jie labiau bado akis ir mes tada juos labiau matom ir turim kažkaip juos spręsti. Tai, žodžiu, atsakant jūsų klausimą, skyrybų statistika nėra labai jau tokia didelė, vis tiek dauguma porų sprendžia tos santykius, vienaip ar kitaip juos išsprendžia, randa kažkokį ryšį, prisitaiko tą krizinę situaciją savo, bet šiaip vienareikšmiškai tai yra labai didelis išbandymas porai. Tai yra išbandymas ir asmeniškai, ir santykių išbandymas tikrai. Nes vis tiek mes rinkdamėsi partnerį kažkaip vienaip ar kitaip projektuojam kokį santykį, koks jis bus tėtis, ten svajojam vienaip ar kitaip ir kai nevyksta, sušlubuoja tas toks santykių vaizdas, ir ne, tas poros vaizdas. Tai yra ką veikti, įveikti tas. Yra ką veikti tikrai. Ir galvoju, kad gal ir čia toks patarimas moteriams, gal stengtis įtraukti savo partnerį, vyrą, kuo labiau į tą procesą, nes kiek pastebiu, tai dažniausiai nevaisingumo gydymas apima moterį, ne, tai visas procedūras turi moteris, beveik visas procedūras darytis. Ir vyras tarsi paliekamas truputėlį nuošaly, bet manau, kad būtina yra kiek įmanoma įtraukti labiau vyrą ir tai tikrai padeda santykių išsaugojimui. Sutinku, čia vėlgi dvipusės dalykas yra, iš vienos pusės moteris labai, kada skauda, natūraliai mes norim užsidaryti, užsiverti, atsiriboti ir galvojam, kad aš kažkaip viena čia nueisiu, tą gydytoją susitvarkysiu aš pati ir kai liūdna aš pati ir gydytis aš pati ir vyras truputį nuošaly lieka, pati moteris ribą tokią brėžia. Šitos pusės ir vyrai, visas tas procesas kūniškai moteris jame dalyvauja ir vyrai iki galo jie vis tiek nepavyksta jam kūnų pajusti to, ką moteris išgyvena, jisai gali palaikyti, būti kartu, bet savotiškai jis vis tiek yra šalia, ne tas, kuris dalyvauja, bet tas, kuris yra šalia. Ir taip pat ir gaunasi, kad didžioji atsakomybė ir dėl, sakau, ir dėl pačios, pati jinai taip renkasi, ir dėl to, kad jinai yra tikrai vienintelė, kuri gali tai išgyventi ir išbūti, vyras nepadarys to, tai jinai lieka viena. Ir būna tas toks neteisybės jausmas, kad aš viską darau, viską, ką nors, bet taip yra, taip yra. Ir labai svarbu jį įtraukti, iš tiesų sąmoningai, nes iš pradžių gal moteris pati ten, pasidarysiu viena kaip greičiau, arba dėl to, kad skauda. Paskui praeina kažkiek laiko, jinai pavargsta ir tada pradeda pykti. Kodėl tu? Arba būk geras, tu daugiau. Ir apie ką mes čia įpratęs visą laiką kitaip, net neturi tų įgūdžių palaikymo, kai čia atsitiko, labai svarbu visada jūs komanda esate, eidami šito keliu, jūs komanda esate ir turit būti, tai kad ir kaip skauda, neatstumti to vyro, įtraukti į procesą ir iš kitos pusės labai svarbu vyrus šviesti, edukuoti, mokyti juos palaikymo įgūdžių, nes tikrai jų trūksta, kiek galiu, tai darau tą, bet labai norėtųsi, kad vyras pats viską mokėtų, bet kartais mums reikia padėti jiems, padėti mums. Tai tokia, ir iš vienų reikia daugiau tokio atsiverimo ir įtraukimo, ir iš kitų reikia, nes labai patogu būti atsiribojus. Ten moteriškė viską pati susitvarko, aš vailas būsiu, kad pasėdėsiu šalia. Žodžiu, iš abiejų reikia
Jo, gal ir vyram tikrai sunku suprasti, jeigu neprašoma, kaip sakant, tos pagalbos, nes, sakykime, bendrai iš buities žiūrint, jeigu moteris visada viena tvarkosi namus ir po to pyksta, kodėl tas vyras nesitvarko, o vyrui ne žodžio nesako. Sako, aš dabar tvarkysiuos, kol jis supras, kad jam reikia tvarkytis. Nu kaip jis supras? Juk reikia jam pasakyti. Panašus mechanizmas ir čia veikia taip, jau iš tiesų. Tai va, reikia gal pagrindinis ir yra taip tas, kaip sako, keyword, tas pagrindinis žodis čia būtų komanda, kad mes vis tiek einame šitą dalyką kartu, mes esame kartu, mes esame pora, mes vienas kitą tikriausiai ne dėl to pasirinkom, kad dėl vaikų konkrečiai, tai mes vienas kitą mylim, bet čia yra vienas gal iš tų mūsų gyvenimo etapų ir norim visą tai vis tiek reikia praeiti kartu ir reikia vienas kitą palaikyti. Tai svarbu ir tas pats atvirumas, gal nes tikrai, kaip ir Romena minėjot, kad moteris dažnai, ai čia net vyrui nesakysiu, dabar praeisiu pati, jeigu ten jau kažkas bus jau, kad matysiu, kad gal negerai su vyru, ar ten kažkaip, kad jau man nieko neberas, tada gal pasakysiu tik tai vyrui. Ir aš manau, kad tikrai yra svarbu nuo pat pradžių dalintis tuo su savo vyru, nes juk jūs nesat priešai, jūs esat toj pačioj komandoje, jūs esat draugai kartu ir kartu gyvenat, kartu kuriat savo gyvenimą. Iš tiesų taip, ir vyrai dažnai sako, kad, čia visas gydymas net kaip priežastis nepastojimo yra vyriškos kilmės, vis tiek gydymas vyksta moters kūne. Ir vyrai dažnai sako, ką aš galiu padaryti, moteriški reikaliukai, ką aš galiu padaryti. Tai taip, jūs galit labai daug. Aš kaip sakau, vyrai yra psichologo pavaduotojai, atstovai poroje, todėl kad moteris pati yra tame procese, ją pagauna emocijos, ar ne, vyras yra tas, kuris gali sustabdyti ir įžeminti viską, ar ne, tai vyrai gali labai daug, jie yra atsakingi už, gerai, atsakingi tas žodis, bet tarkim atsakingi už saugumą, už tai, kad moteris jaustųsi saugi, nes ir pastojimo procese, ir paskui vėliau ir gimdymo eiga labai priklauso nuo to, kiek moteris jaučiasi saugiai. Vyras didelė dalimi yra už tai atsakingas, kiek jis geba, padeda sukurti moterį tokią stabilią ir saugią aplinką. Tai puoselėti santykius labai labai svarbu. Tikrai taip. Dar norėjau paklausti, Romena, apie tokį fenomeną, gal jums irgi teko susidurti su juo, kai ateina pas jūs klientai ir sako, skundžiasi galbūt, kad aplink mane visos laukiasi, arba gimdo, arba ten po 2-3 vaiką, o aš vis neturiu. Ką daryti, nes tikrai taip atrodo, tada pradedi daugiau net kreipti dėmesį visus, kur stumda vežimėlį, visus pilvus, kur vaikšto aplinkui. Vėlgi tas toksai selective attention būna, ne, kad kažkaip visi tada tarsi pradeda lauktis ir gimdyti vaikus. Tad ką daryti, nes norisi turbūt skradžiai žemę prasmegti. Iš tiesų tai labai skauda, o ką daryti, tai kažkodėl mes įsivaizduojam, kad mes turim džiaugtis, mes turim būti laimingos. Iš tiesų pats nėštumas ir vaikučiai yra džiaugsmingas dalykas, įvykis ir mes pačios to trokštame, tai yra pozityvu ir mes taip įsivaizduojam, kad turim džiaugtis, bet iš tiesų jausmų kyla įvairiausių. Ir pyktis, ir pavydas, ir liūdesys. O mes įsivaizduojam, kad turim džiaugtis. Tai, nežinau, tiesiog labai svarbu leisti savo jaustis visaip. Labai svarbu suprasti, kad tai yra džiaugsmingas įvykis jiems, jai. Bet dar kol kas nemano. Ir moteris labai daug iš savęs tikisi, kelia savo nerealius lūkesčius, kad aš turiu čia labai priimti, labai džiaugtis. Tai yra labai sunku padaryti, labai sunku atskirti džiaugsmą dėl jų ir skausmą dėl savęs. Šie jausmai yra sumišę ir jeigu nepavyksta atskirti, tai nepavyksta. Šiandien dar yra taip. Kai jūs pati jausitės kažkaip tvirčiau, saugiau, laisviau, tada ir kitų nėštumai netaip kabins, nes irgi labai priklauso nuo tos vidinės savijautos, nuo to, kuriame gedėjimo etape esame. Jeigu mums pačioms labai skauda, jeigu tik ką turėjom nesėkmingą gydymą ar dar kažką, kaip įmanoma, nerealu, neskriauskite save, šiandien nerealu.
Tiesiog nerealu yra nei jum, nei kažkam kitam imti ir labai čia džiūgautis. Turbūt psichologui būtų neramu. Jeigu ateina moteris ir sako, aš liūdžiu, aš pykstu, aš pavydžiu, tai aš tada suprantu, tai yra adekvati reakcija į sudėtingą situaciją, labai jums skaudu ir tokį traumuojantį dirgiklį. Man neramu būtų tada, jeigu jūs ateitumėt, sakytumėt, pastoju ir aš taip džiaugiuosi, o aš žinau, kad procedūra nepavyko prieš 3 dienas. Tada man būtų neramu, tada yra neadekvatus jausmai. Taip kad žinau, kad tie jausmai labai nemalonus, ten pavydas, pyktis ar dar kažką, atrodo, kad mes tos moters kažkaip nukreipiam, į tą moterį nukreipiam emocijas, bet tai ne apie ją yra ir tai netgi ne visai apie mus, tai yra apie nevaisingumą šitos visos emocijos. Ir moteris turi įsitikinimų, kad galbūt aš kažkaip negražiai galvodama, gal pakenksiu kažkaip tam vaisiui, gal blogo linkiu, čia blogas mintis siunčiu ir panašiai. Tai čia tokie truputėlį mitiniai dalykai yra ir... Arba pats jautiesi gal toks blogas žmogus, kad kaip aš čia negaliu džiaugtis, ypač jeigu tai yra kažkas iš artimos aplinkos. Tai tiesiog reiktų savo ir kažkaip stengtis sakyti, kad tai yra jų džiaugsmas, ne mano. Man kol kas šiandien nepavyksta džiaugtis, aš šiandien jaučiuosi taip, kai jausiuosi stipriau, aš tikrai jausiuosi kitaip, bet šiandien man yra taip. Ir aš nesu dėl to nei blogas žmogus, nei nenormali nesu, kad tarkim, verkiu labai ir bendrai nėra blogų emocijų, yra tik blogas elgesys. Va jeigu jūs supykusios arba liūdėdamos kažkaip keistai pradėsite elgtis, bet elgesys gali būti blogas, ar ne, ten tarkim pyktį išliesiu. Arba ten ignoruoti pradėsiu, stipriai nepaaiškinusi kas ir kodėl, ir paskui mes tada save dvigubai nubaudžiam. Mums skauda dėl to, kad kažkas laukėsi ir mes paskui dar pradedam savo elgesio gėdintis su jais. Vat elgesį galima valdyti, emocijų ne. Emocijos tiesiog kyla kaip reakcija į dirgiklį. O vat už elgesį jau mes atsakingos esam, ką darysim, kaip paaiškinsim, atsiribosim ar bendrausim ir panašiai. Ir gal yra sunku, kaip atsakot, kaip viską paaiškinsim ar kaip išsakysim tos savo jausmus, tai yra irgi labai sunku. Ir ypač gal sunku, kai kažkas pasidžiaugia, kad aš pastojau arba kad pagimdžiau. Ir kaip yra sunku ir gal net nesinori išsakyti, kad o aš tai ne. Ir net kažkaip atrodo, gal aš viską dabar padarysiu apie save, kad aš čia nesilaukiu, o ji tokia laiminga, nenoriu ten kažkaip paveikti jos būsenos. Bet labai yra svarbu tas kalbėjimas, tai kaip padrąsinti bendrai tą kalbėjimą, gal save padrąsinti, arba gal gali kažkaip kiti padrąsinti, jeigu žino, kad žmogus eina šitą nevaisingumo gydymą, kad kaip padrąsinti kalbėti kitą žmogų arba save. Ar yra tokių? Na, iš tiesų, šiaip vėlgi dviprasmiška tokia situacija, vieno recepto nėra, nes jūs tikrai neprivalot kalbėti ir neprivalot aiškintis, atsiskaitinėti, teisintis ir kiekvienam klausiančiam, tai kas yra jums, kodėl nesulaukėt arba kada bus vaikų, jūs tikrai neprivalot atsiverti ir pasakoti. Turite kažkaip žinoti, kam, kiek, kada, kaip pasakyti. Bet kaip rodo praktika, tie pacientai, kurie nusprendė atsiverti, kurie nusprendė papasakoti, jiems tikrai vienareikšmiškai palengvėja. Pirmiausia, todėl, kad jiems nebereikia tos naštos nešioti, nebereikia meluoti, nebereikia išsisakinėti, jie gali būti savimi. Plius jie sulaukia mažiau klausimų tuomet, mažiau tokio spaudimo, bet to jie sulaukia daugiau palaikymo, daugiau paramos iš aplinkinių. Taip kad, kaip ir minėjau, teisintis, kažkaip atsiskaityti, jūs tikrai neprivalote, turite labai aiškiai žinoti, kam kalbėsite ir ko tikitės pasakydami, pamastykit, ko tikitės, ar ne, ko aš laukiu.
ar aš palaikymo laukiu, ar aš kažkokios fizinės paramos laukiu, ar šie žmonės yra tie, su kuriais aš laisvalaikį galėsiu praleisti, ko aš tikiuosi, ar tie žmonės man tai suteiks, ar tai yra tie žmonės, kurie gali man tai duoti, ir jeigu atsakymas taip, tai tada pirmyn, nes atsiverimas visada išlaisvina, bet neprivalomas, bet išlaisvina. Taip. Pritariu, Romana, tikrai taip. Aš tą labai pastebėjau, kai pati su kuo daugiau žmonių pasidalinau, tuo man pačiai vis lengviau ir lengviau ir lengviau tapo, nes tarsi nebėra tos paslapties ar kažkokios naštos, kurią pati neši, bet tarsi gali atviriau apie tai ir kalbėti. Tikrai. Jeigu mes turim prieš akis kalną, tai mums jį įlipti reikia, o ne nešti ant kupros. Kaip mes kalbam, tai mes tiesiog išsilaisvinam, neprivalom nešti. Būtent. Manau, labai nuramina tokie žodžiai, kad vat padeda ir tas išsikalbėjimas padeda. O gal yra kažkokie kiti dar dalykai, kaip pasirūpinti savimi šiuo tokiu etapu sunkiu ir ką reikėtų daryti tiesiog, kad savo padėti? Pirmiausia, mes kaip ir kalbėjom, labai svarbu neprarasti įprasto gyvenimo, ieškoti resursų, jų jums reikia būtinai, ieškoti tų resursų, iš kur atgauti jėgų. Tada, kas mano nuomonė yra labai svarbu, kaip ir kalbėjome pradžioje, nevaisingumas yra stresas. Stresas pirmiausia gyvena kur? Gyvena kūne. Tai labai svarbu savo kūnu pasirūpinti, pradedant tiesiog miegu, mitybą, judėjimu, baigiant kūno praktikom įvairiausiom, joga, relaksacija, atsipalaidavimo pratimai, mankštos įvairiausios, ten yra daugybė gražių dalykų, ten dubens kraujotakai stiprinti, mankštų įvairiausių ir panašiai. Žodžiu, tai neišvardinsiu visko, bet kūno praktikos. Kitas labai svarbus dalykas, pasirūpinus kūnu, labai svarbu ir psichologinę būseną pasirūpinti. Tai jeigu nėra galimybės psichologinio konsultavimo arba terapijos arba paramos grupių lankyti, tai tuomet bet kokie kiti būdai, kurie padėtų vėdinti, išleisti emocijas. Moterims labai svarbu išleisti, vėdinti, atiduoti, kad liktų daugiau vietos laisvos čia kitiems dalykams. Nežinau, prasmingi pokalbiai su artimais draugais, kurie gali išgirsti ir suprasti, rašymas, galbūt dienoraščių kažkoks vedimas, negilinimasis į savo mintis, jausmus, kaip ir sakiau, kartais vien atpažinimas jau yra sveikimo pirmas žingsnis, tai rašymas padeda atpažinti. Šiaip streso įveikimo būdai labai asmeniški būna, tai kitiem labai padeda tiesiog dėmesio nukreipimas, kažką veikti, kažko užsiimti, mėgstamais dalykais, gamta, auginti, nes labai svarbu, vėlgi prieraišumas stiprus irgi yra labai toksai geras gera antistreso priemonė, tai prieraišumas su augintiniu. Labai toks, atrodo, paprastas ir banalus, bet taip, arba su partneriu, apsikabinimai, bendri kažkokie dalykai, bendra veikla. Tai taip apibendrint. Kūno sveikata, emocinė sveikata ir neprarasti savo kasdienio gyvenimo, atrasti tuos resursus, kurie pripildytum. Skamba, reikia būti geram pačiam savo, ar ne, pačiai savo, mylėti save, rūpintis, ar ne, ir irgi apie tai, ką mes kalbėjome anksčiau, kad nubrėžti ribas, kad irgi neprivaloma pasiaiškinti ar ten atsiverti, jeigu nesinori brėžti ribas žmonėms, nes tai irgi yra meilė savo. Tikrai taip. Kada mums nepavyksta susilaukti, mes tada galvom, kad gal kažko nepadariau dar, gal per mažai, kaip baram save, vejam, kritikuojam, dar tą, dar aną. O iš tikrųjų, kaip jūs, Giedrė, sakot, reikia priešingų dalykų, reikia palaikymo, reikia dėkingumo sau už tai,
kur aš esu, kiek jau padariau. Aš kartais pacienčių klausiu, dabar vat jūs atsisėskit ir įvardinkit. Jums nepavyko kol kas, šiandien dar ne. Jūs dabar atsisėskit ir pagalvokit ir įvardinkit sąžiningai savo, kiek nuveikėt šiandien. Ir kai moteris pradeda vardinti, oho, va dėkingumas tau už tai, ką jūs darot. Labai svarbu ryšys su savimi ir smagu, kai iš kitų gaunam palaikymą, bet idealu būtų pačioms būti savo stipriu palaikymo šaltiniu taip pat. Taip, žinau, kad teoriškai taip gražiai skamba meilė savo. Praktiškai kartais sudėtinga tai padaryti, bet galime pasiekti tikrai. Praktikuoti meilę savo. Praktikuoti meilę savo, iš tiesų. Puiku. Aš manau, kad šita tokia gražia gaida ir tokiais gražiais patarimais galim ir baigti šiandienos pokalbį. Labai noriu padėkoti Romena, kad prisijungėt prie mūsų, kad pasidalinot savo patirtim, kad, manau, ir paskatinot šiuo pokalbiu daugelį moterų būtent ir atlikti tos visus pratimus meilę savo ir mylėti save, pripažinti, kad jūs daug vis dėlto darot, kad nėra viskas taip, kaip pasakyti, uždara ir vien tik apie tai. Visi tie dalykai, ką išvardinat, aš manau, labai padės ir mūsų visam klausytojam. Labai ačiū. Ačiū Jums, kad pakvietėt mane ir ačiū, kad kalbate tokią svarbią temą. Ačiū, Romena.